Giedrė. Haita kun me tanssimme laissa lähet. Salivili hippu davė, eput hippi hiljelė. O, var į kitą pusę. Sveteliai. O, štai taip, garsiai šiltai triukšmingai pradėjom. Ansanova, Giedrius Džiumbo ir... Urtė Šabūnaitė, geriausia Ir Urtė Šiaurės Šabūnaitė. Europos smuikininkė, konkuruojanti su Pietų Europos smuikininkais. Greičiausiai nukonkuruos. Nesusmuiku. Jo, Nu, turi... iš tikrųjų, su labai retu instrumentu. Manau, kad jie kiekvienas net žino, kaip jisai vadinasi. Čia yra mora harpa, švedų liaudės instrumentas, bet įdomiausia tai, kad čia yra Giedriaus pagaminta nuo nieko iš medžio Giedriaus. Tiesiog sugalvojau, kad grupės nariai, su kuria mes jau nemažai laiko grojam ir pažįstami dar daugiau metų po gimtadienio progą padovanoti instrumentą ir aš jį pagaminau bute Vilijampolėj Kaune. Kad Giedriaus gamintą aš matau, pažiūrėkite Giedriaus rankas. Koks medis panaudotas? Įvairus medis, kuris randamas prekybos centruose, šiek tiek ir su lazeriu pjausti, tai žodžiu toks... Čia fanierą net matau, ne? Ir fanieros yra, ir va, kažkaip mėgstu pameistrauti ir labiausiai už visą šitą darbą tai pyko šeima, nes namai buvo pilni dulkių, drožlių ir išmėtytų įrankių, bet, pavyko. O pats kiek dažnai vartoji kultūrą būdamas namuose? Kultūra, tai žinai, jau kai nuslysta koks kaltukas, tai tada pasakai ir įdomesnių žodžių, nekultūringų. Ne, tai taip, aš labiau turiu omeny, kiek domiesi kultūra, būtent žiūrėdamas televizorių, per kompiuterį. Ir tavo nuomonė, man įdomu būtų išgirsti, kokios meno sritis, kokie žanrai, pavyzdžiui, tinka stebėti per ekraną, o ką net sunku įsivaizduoti. Šiaip tai net koncertų turbūt stebėti per televizorių nelabai. Kažkaip labiau vertinčiau gyvai viską apskritai. Parodos, tai čia net kalba neina apie tai. Tai... Kažkada virtualią parodą esu žiūrėjęs su 3D akiniais ir vaikščiau po patalpas. Čiurlionio juk tarp kitko dabar yra tas naujas kūrinys, ar ne? Nežinau, ar jį dar rodo, bet virtuali paroda. Ja, žinau, spektaklį, pavyzdžiui. Spektakliai. Aišku, aš suprantu, kad yra daug minusų. Gyvai yra gyvai, bet yra ir daug pliusų. Tai gali atsisukti, gali kažko nesupratęs pasižiūrėti vėl iš naujo. Nereikia antrą kartą pirkti bilietą, jeigu nori perprasti režisieriaus mintį. Taip, bet kai yra tame labai daug, kai tu negali atsukti ir negali dar kartą pažiūrėti, lieka kitas įspūdis visai. Aš už gyvą. Mes kadangi esame abudu muzikos pedagogai, tai ganėtinai stipriai per pandemiją nervavo ir nuotolinis mokymas, ir aš asmeniškai ir tą gitaros būrelį, ir dar vedu kompiuterinės muzikos studiją, tai kaip tą būrelį reikėjo perduoti vaikam, tai pasitelkiau visą išmonę ir ačiū Dievui jos atsirado ir tie vaikai neišsilakstė iš mano būrelio, bet aš užjaučiu ten molio lipdybą ar nežinau, kitus vizualiosius menus, ką jie veikia per pandemiją nuotoliniu būdu, rodydami per ekraną. Iš tikrųjų, tą laikmetį daug atsirado ir daug žmonių, sakykime, pradėjo ieškoti, žiūrėti, ką būtent galima pamatyti per kompiuterį. Taip. Mes kaip tik irgi ir kūrėm tokią platformą artist.tv, neteko dar atsidaryti. Tuoj pat atsidarysiu. Viduramžiais telefoną. Pagrindinis kaip šūkis yra visos mūzos po vienu stogu. Tiesiog. Šitai, kaip jūs manot, ar tokia platforma reikalinga? O kodėlgi ne? Visom platformom turbūt vieta po saulė numatyta. Ir aš tai galvoju apskritai, jeigu kažką darai ir tau patinka, tai negali būti, kad tau vieninteliam šiai žemėje tai patinka daryti. Atsiras palaikytojų. Bendraminčių, taip, visą laiką. Bendraminčių, galų gale. O koks turi būti menas, kad jis būtų, pavyzdžiui, aktualus ir po 50 metų? Geras klausimas. Tai turbūt prieš 50 metų mūsų tėvai neįsivaizdavo, kad jų jaunystės muzika kažkada pataps roko klasika, ar ne? Deep Purple.
O galų galia ratas atsisuko, pažiūrėkite, Eurovizijoje yra buvo atlikėjų, kurie inspiruoti 70. Tai mūsų tėvams, seneliam iš vis buvo sunku tai įamžinti kažkaip, tai išlikę tik tai pasakojimai patys įvairiausi ir dažniausiai greičiausiai kokį 50% pagražinti, kažkokios istorijos išgražintos yra. Dabar, kai viską galim užfiksuoti, tai tas vaizdas visai kitoks. Taip, kaip buvo iš tikrųjų. Dabar 90-ųjų galo muzika atrodo labai juokinga, bet niekada negali žinoti, ar dar po 15 metų jinai negrįš į madą, kad bus wow, kokia madinga, žinai. Viskas sukas yra turi. Tai kaip tą meną išlaikyti, dėl manęs tai gali jisai numirti, jisai vis tiek kažkada bus paimtas, taip kaip, galiu sakyti, su liutnėm nieks nebegroja, su moro harpom nieks nebegroja, bet yra kas groja ir kas... Man svarbu dar, pažiūrėjau, jūsų nuomonė, mes taip galvojam kurti tokią vieną laidą, nežinau, dar neturi pavadinimo, gal operacinė kokią nors, kai paimam, pasikviečiam į svečius vieną atlikėją kokią nors ir 4-5 kritikus tos srities. Ir tada, sakykime, valandą laiko tave operuoja, viską iš visų pusę apie tavo kūrybą, kas gerai, kas blogai, kas patinka tau, ką galbūt darai blogai, ką reikėtų keisti. Sutiktumėte tokią laidą? Sako, iš klaidų mokomės. Tai tik reikia gerbti pašnekovą, kuris sako, kas yra blogai, tai gali pataisyti. Turbūt psichologiškai reiktų tam ruoštis. Tai aš asmeniškai net kiek metų esu muzikoje ir toj viešoje erdvėje ir esu viešas asmuo, aš niekada neinu net komentarų skaityti į portalus. Tai kažkieno sudirbinėjimas, nežinau, kaip aš elgčiausi, tai ko gero reiktų šiek tiek apsišaruoti ir... Išgirsti visai lyg ir įdomu būtų, ne? Bet kad tai išgirstų visi, kažkaip nelabai norisi. Gali būti, kad labai įtikinamai pasakys, kad nesąmonėm užsiminė ir čia neverta, žinai, bet ne, visą laiką, man atrodo, tikėjimas nugalės. Mūsų kas antras svečias, pirmas sako visą laiką, taip, drąsiai, įdomu būtų išgirsti, kitas sako, kaip tik laikosi tavo nuomonė. Žinok, jo, negaliu pasakyti, kad drąsiai eičiau ir sakyčiau, va, kišu galvą po giliotiną kirskit, žinai, ne, kažkaip reiktų ar bent jau pasiruošti pačiam psichologiškai, kaip kosmonautai kosmosą skrendant, psichologinis testus praeit, ar net nesu tikras, ar visi patarimai gali būti gerai priimami, žinai, čia pats atsirinksi, bet gal gali išgirsti tų skirtingų nuomonės. Aš suprantu, kad mes kiekvienas norim tikti būti visiems geras, bet ir patys suprantam, kad visiems geras nebus. Ne, žinai, kaip tose situacijose tikrai prisimenu savo dėdės, mano mamos brolio frazę, aš tau pasakysiu, ką aš galvoju, o tu jau daryk, kaip tu nori. O tu jau nori įsiklausyk, nori ne. Tai va, gal su šita nuomonė tokiu nusistatymu ir eičiau. Na, žinau, kad labai džiaugiesi savo vinilų išleistų. Aš vakar tryniau akis, kai man Laimontas Dinius Lainius, legendinis Rodno vokalistas, turintis Vėjas Records atnešė šitą vinilą ir aš nepatikėsiu, kol jo neatneš, kadangi vis dar save skaitau tokiu mažai kam žinomu roko gitaristų iš Kauno, iš Vilijampolės ir išleisti vinilą tai yra tikrai didžiulė šventė, dirbu su daug atlikėjų ir dirbant tų atlikėjų sąskaitoje tiek pas SBS, tiek pas Jordaną ir turėti savo vinilą yra kažkas wow ir pats dar nespėjau pasukti plokštelės patefonę, bet žmonės siunčia, kaip sukasi diskas ir matau, kad groja mano gitara, tai yra stebuklas. Geras jausmas. Labai geras jausmas. Kągi, ačiū Jums labai abiems.